Na ką, gal jau pradedam tada. Tai sveiki visi. Kur galvoju ekranas. Aha, aš stabdau bendrinimą. E, Kaip visi žino turbūt, arba dauguma žinote, kad tarptautinė koučingo savaitė visame pasaulyje ir taip pat Lietuvoje ir visa krūva nemokamų renginių, kur mes dalinamės praktikomis, patirtimis ir kviečiame taip pat patirti ir koučingą, ir įvairius koučingo aspektus, jo taikymą, savo patirtis ir panašiai. Tai viskas, centras yra koučingas, dalinamės tuo gėriu, ką žinome, kur mūsų aistra, kas mums patinka. Ir šiandieną visi susirinkote į supervizijas, tai supervizijos demonstracija ir aptarimas, tai labiau toksai ne papasakojimas apie superviziją, bet pademonstravimas, tai man reikės ir savanorio. Ir gal tada šiek tiek kelis žodžius apie superviziją, kas tai tokio ir iš kur jinai atsirado ir panašiai. Tai supervizija, koučingo supervizija, čia šiandien kalbame apie koučingą. Tai koučingo supervizija, ji yra turbūt greičiausiai perimta iš psichoterapijos, iš psichoanalitikos, o tenais psichoanalitikai pirmiausia atsirado supervizija, tai čia buvo toks Donalds Woods Winnicott. Jisai labai daug kalbėjo apie vaikus, jisai yra, ta prasme, pusę savo gyvenimo ar daugiau profesinės karjeros paskyrė vaikams. Ir todėl, kad vaikystėje formuojasi visi dalykai, kuriuos paskui psichoterapeutai arba psichoanalitikai bando ištaisyti. Tai jisai savo gyvenimą būtent tam paskyrė ir jisai įvedė tokį triadą. Triada tai reiškia, kad labai primityviai žiūrint, tai yra mama atiduoda save vaikui kūdikiui ir jinai išsikrauna, jai reikalingas palaikymas, tai tėtis yra tas trečias žmogus, kuris paremia mamą tam, kad jinai galėtų daugiau savęs atiduoti vaikui. Tai jis tą triado sąvoką įvedė ir dar vieną dalyką jis įvedė įdomų, bet čia jau iš kitos šiek tiek srities įvedė tarpinį objektą. Tai čia labai susijęs su vaikystė. Pavyzdžiui, kai vaikas žaidžia su žaislu, tai jisai žaislą kontroliuoja, sakysim, jisai turi kažkokį automobiliuką ar kažkokią tai kitą kopiją realaus daikto, lėlę, kad ir pavyzdžiui, ar kažką panašaus, tą, ką jis mato už lango ir šitą panašiai, tai jisai tą savo daiktą kontroliuoja ir jisai yra tarsi ta kontrolės jausmas, visagalybės jausmas, tas tarpinis sluoksnis yra, kuris skiria mūsų vidų, fizinį vidų ir mūsų suvokimą, kas mes esame, nuo išorinės realybės, nes realybė yra neutrali, jinai nekintama, o tas tarpinis objektas, tarpinis sluoksnis, jisai iš esmės viskas vyksta jame. Tai jeigu norėsit pasigilinti, tikrai rasite ir straipsnių lietuviškai, ir knygų yra apie Winnicottą, o šiandien apie superviziją. Tai supervizija yra iš esmės tokia, gal sakyčiau, higiena. Higiena lygiai taip pat kaip, nežinau, nusiprausti duše, išsivalyti dantis ir panašiai. Tai profesinė higiena, kad dirbant su žmonėmis reikia palaikyti savo gerą būseną, būvį. Lygiai taip pat mes prižiūrime automobilius autoservisuose reguliariais patikrinimais. Tai čia labai panašiai tokia prižiūrėti save kaip profesionalą. Ir kuo remiasi supervizija, tai yra tokie 3 pagrindiniai kertiniai akmenys, ant kurių jinai stovi. Tai visada yra profesinis iššūkis arba atvejas, kurį mes atsinešame iš savo nesenos praeities. Supervizijoje taip pat gauname palaikymą, pasitikrinam, ką mes darome gerai. Tai ir palaikymas, ir be abejo tobulėjimas. Tai tobulėjimas, palaikymas ir profesinių klausimų sprendimas, tai yra tie 3 pagrindai, ant ko stovi supervizija, o supervizija taip pat neša ir platesnį tikslą, tai yra pirmiausia, aišku, apsaugoti klientą,
paskui apsaugoti coachingo specialistą ir coachingo profesiją. Tai tų, sakysime, sluoksnių yra daugiau ir po to, manau, po visko galėsime dar pasižiūrėti, kuo supervizija panaši arba kuo skiriasi nuo coachingo. Vieną dalyką noriu iš karto įvardinti, kad ICF etikos kodeksas galioja taip pat ir supervizijai. Tai reiškia, kad tai bent jau etikos kodeksas yra bendras ir tai yra tas pats. Ir supervizija šiai dienai nėra standartizuotas procesas, aprašytas taip kaip coachingo profesija, su kompetencijom, su patikrinimais. Tuo metu, kai aš laikiau savo moksluose tą baigiamąjį egzaminą supervizijos, tai aš turėjau apsirašyti ir buvau apsirašęs savo supervizijos filosofiją ir mane vertino pagal mano supervizijos filosofiją, kurią aš turėjau pademonstruoti. Tai reiškia, kad tokio vieno standarto nėra, bet yra bendros gairės. Tai greičiausia supervizija bent jau artimiausiu metu tikrai nebus standartizuota. Nežinau, kiek tiksliai yra psichoterapijoje, bet man taip atrodo, kadangi ir krypčių yra daug, tenais greičiausiai irgi taip pat nėra labai standartinis procesas. Ir be abejo, galima pamatyti įvairius asmenys, ta prasme, kiekvienas asmo greičiausiai įneša kažką savo į superviziją. Tai va, tai gal tada tiek tos teorijos šiai akimirkai. Man dabar įdomu, kas laikote save, arba bent jau esate susipažinę su coachingu, arba kažkiek save priskiriate, esate buvę mokymuose, taikote arba netaikote, ne taip svarbu, bet kas save asocijuojate vienu ar kitu būdu su coachingu, parašykite čate pliusiuką. Matau, kad yra. Taip, o jeigu kas nors save asocijuojate su kita profesija, kuriai taip pat gali būti taikoma supervizija, pavyzdžiui, mentorystė arba psichologija arba psichoterapija, tai parašykite 0. O tie, kurie tiesiog esate smalsūs ir neturite su minėtomis profesijomis pagalbos nei su coachingu, nei su psichologija, nei su psichoterapija, kažko tai bendro, tai tiesiog minusiuką parašykit. Matau porą nuliukų. Tai turime ir artimų sričių ir manau, kad supervizija yra tikrai labai arti. Su kolega, su kuriuo mes kartu mokėmės, čia jau buvo senokai 10 metais mano diplomas, tai gale mėnesio mes karjeros konsultantam darysime supervizijas ir ten yra dar sudėtingiau ta prasme, kad konsultavimas karjerai nėra aprašytas kažkaip, o mes turime savo asociaciją, karjeros specialistų asociaciją, turime žmonės nuo pedagogų iki psichologų, labai platu, tai maždaug taip. Tiesa, dar jeigu kalbėti apie superviziją, girdėjau įvairius dalykus, kartais supervizija vadinama, arba kai kas vadina demonstruojama coachingo sesija su aptarimu, tai čia ne tokia supervizija. Taip pat yra Lietuvoje supervizoriai, kurie yra tokie bendro pobūdžio supervizoriai be kažkokio tai tikslaus apibūdinimo. Tai čia aš sunkiai suprantu, nesu tiek įsigilinęs, ką jie daro, bet jie save vadina supervizoriais. Man jie labai panašus į konsultantus arba, kaip čia pasakyti, facilitatorius, kurie moka vesti grupės, moka konsultuoti, bet nežinau, kiek tai yra, kuo tas procesas skiriasi arba panašus nuo kitų. Tai va, tai ačiū, matau minusiukus, pliusiukus ir nuliukus. Ir prieš žengiant toliau, aš kviečiu dabar skirti minutę laiko ir
pagalvoti apie tie, kurie turi nuliukus arba pliusiukus parašėte, tai įsivaizduojate kažkokį savo profesinį atvejį, kuris paliko kažkokį tai pėdsaką arba kažkokią emociją, ar tiesiog vis dar sukasi atmintyje. Tiesiog profesiniai kažkokie tai iššūkiai, kuriam neturite išspręsti. Tai nesiūlau pulti spręsti, bet pabandykite jį aprašyti, jeigu įsivaizduotumėt, kad norėtumėt jį nupasakoti nieko bendro arba mažai bendro turinčio su ta profesija, nepažįstamam žmogui. Tiesiog aprašyti keliais sakiniais tos svarbiausius aspektus. Tai skirkim kokią minutę kitą laiko pačio to atvejo aprašui. Tiesiog įsivaizduokit, kad žiūrite į situaciją iš šono ir aprašykite galbūt savo reakciją kito žmogaus, jūsų kliento ar paciento, jeigu psichoterapijoje gali būti ir taip. Tai pabandykit keliais sakiniais apibūdinti, kas per problemą, bet neįsitraukiant į jos sprendimą kol kas. Kęstutis, tau apsirašyt ar į čatą parašyt? Ne, sau. Okay. Sau, man nereikia. Jeigu norėsite pasidalinti arba jeigu norėsite gauti superviziją, tai aš dar pakviesiu, bet tiesiog, kad maksimaliai būtų naudingas mūsų susitikimas, sau apsirašykite. Ir tai bus tokia tarsi įžanga į savo superviziją, nes supervizijos procesas, jisai net ir stebint jį, jis atsikartoja kiekviename iš mūsų. Tai. Jeigu aprašėte, tai dar vieną tokį punktą turiu pridėti, jeigu ne, tai dar tiesiog rašykite. Išrinkite kelis aspektus, bent jau kokius 2, 3, 4, 5 gali būti. Kas iš to atveju yra tokie kertiniai esminiai punktai. Pavyzdžiui, emocija, kažkokia įvardinsit, reakcija, veiksmas, posūkis netikėtas, bet tokius kertinius. Jeigu tai būtų kino filmas, tai būtų kažkokie tai lūžio momentai ar scenų pasikeitimai kažkokie tai. Tai įsivaizduokite kaip į kažkokį tai scenarijų ir kur tie kažkokie tai kertiniai dalykai, kurie jums atrodo svarbus, kas jie tokie. Arba tiesiog pabraukite toje istoriją, ar atskirai užsirašykite. Ir trečias dalykas, jau paskutinis, ko noriu jūsų paprašyti. Dabar į tą situaciją jau šiek tiek, kai neužrašyta ant popieriaus ar kažkur tai, galbūt telefone, šitą kaip pastaba, tai atsitraukus šiek tiek plačiau, galbūt pastebit kažkokias tendencijas, perkelimus kitose gyvenimo srityse, galbūt kažkas kartojasi, tiesiog kažkokius tai trendus, nežinau, pabandykite žvelgti, jeigu pavyksta, jeigu ne, tai ne.
Bet jeigu pavyktų kažkas, tai galbūt kitose gyvenimo srityse, galbūt jau ne pirmą kartą, galbūt tiesiog kažkas trigerina jūs asmeniškai, galbūt pastebėsite. Taip galvoju, dabar nenoriu prašyti kažką papasakoti, vat šiai akimirkai, bet norėčiau žinoti, kaip pavyko. Tai parašykite gal į chatą tada T raidė, jeigu pavyko, N raidė, jeigu nepavyko, o jeigu reikia daugiau laiko ar turit klausimą, tai tiesiog įsijunkit mikrofoną arba tiesiog parašykite į chatą, kas galbūt pagalbos reikia. Tai ir matau, T raidžių yra pora. Kitiem reikia daugiau laiko, ar nes kol kas tik tai 2 žmonės sureagavo į tą mano prašymą grįžtamojo ryšio. Tiesiog, ko nepasakiau, ten buvo pora minusiukų, tai tie žmonės, kurie su minusiukais, tai galėjote paimti bet kokią darbinę situaciją iš savo profesinės veiklos, kad ir kokia jinai būtų. Ir greičiausia ta situacija galėjo būti susijusi su žmonėmis, su kitais žmonėmis. Tai su jūsų pavaldiniais, su kolegomis, su vadovais, su klientais, su partneriais, tiekėjais ar panašiai. Tai ne su technika, ne su kompiuteriu, bet kažkur kitoje pusėje turėjo būti kažkoks tai gyvas žmogus. Tai jo, iš karto nepasakiau, bet tai galbūt dar norėsite savo pasipildyti arba sureaguoti. Ties perkelimu neateina minčių, tai viskas tvarkoja. Galbūt jos ateis ir vėliau. Gerai, tai šitoj vietoj tada ačiū, kad įsitraukėte. Tie, kurie įsitraukėt, kurie neįsitraukėt, tai gal su laiku įsitrauksit labiau. Ir dabar noriu paklausti, gal mes jau turime savanorį, kuris norėtų gauti superviziją. Vat šiandien čia ir dabar. Pakelkit ranką ar tiesiog mikrofoną įsijunkit, taip Rasa matau. Ar dar kas turi? Ar dar kas nori? Nes jeigu bus daugiau negu vienas, tai tada išsirinksime, kuris atvejis arba kuris žmogus. Dar matau Rita kelia ranką. Ir atrodo daugiau rankų neturiu. Tai Rasa, trumpai apie atvejį, kurį norėtum spręsti.
Tai mano tokie netgi ir pasikartojimai, ir tie paternai, ar ne, jie man yra atpažįstami, ypatingai kai esu coachingo specialistė ir į mane atpažįsta kaip coacherė, bet ir kaip akademikė, pavyzdžiui, arba ten kaip lektorė ar kaip mokymų vedėja. Ir labai dažnai tikisi atsakymų, nors prieš tai visada būna pasakyta, kas yra coachingas, kuo jisai skiriasi nuo konsultavimo, mokymų ir visas, ko ICF reikalauja pagal visas kompetencijas ir etikos kodeksus, visą tą sąžiningai padarau kiekvieną sesiją. Visą laiką persiklausiu, ar tikrai suprantam, kad čia nebus mano kažkokių patarimų davimas ar konsultacijų. Visi tarsi pradžioje supranta, bet finale, bet visai neseniai irgi sesija turėta. Tai tarsi ir įžvalgos, ir pirmi žingsniai suformuluoti ir visą kitą, bet vis tiek paskutinis klausimas, noras, kad aš ką nors būtinai patarčiau ar pakonsultuočiau. Ir visą laiką tai mane trikdo ir tas toksai daugiasluoksniškumas, jisai, sakau, jis toks jau pasikartojantis kažkoks yra, atrodo, nei aš ten labai turinio daug kuriu medijose, nei aš ten labai kažką jau ten, bet vis tiek esu atpažįstama ir kažkokiu tai būdu vis tiek iššauna coachingo sesijų šitie dalykai. Tai čia mano galbūt toks būtų tokia istorija. Jo, iš vienos pusės atrodo paprasta, nes mes ten turim technikų, kaip su to dirbti, bet iš kitos pusės turim ir žinių ir tada kodėl klientui neduoti žinių, o dar gali viduje kažkas trigerinti, ta prasme, kad mus stato į tą būseną, kurią mes nenorime būti arba negalvojame, kad tai bus negeriausia. Aha, ačiū, Asa. Rita, tada jūsų atvejis koks tai yra. Įsunkit mikrofoną ir kamerą, jeigu galite. Sveiki. Labas vakaras. Mano labai panašus yra į Rasos paminėta. Aš labai norėčiau taikyti coachingą darbe, bet nežinau, nuo ko pradėti. Visokių minčių kilo, pavyzdžiui, galbūt pakviesti žmonės, tarkim, tiesiog pasakyti, kadangi aš dirbu vadovaujančias pareigas užimu, tai dažnai žmonės ateina kolegos pokalbiam įvairiem darbiniam ir aš galvoju, kaip čia dabar pasakyti, jeigu jūs norit maždaug coachingo, ateikit trečiadieniais, jeigu norit ne coachingo, ateikit antradieniais ar dar kažkaip. Tai prasme, tikrai labai norėčiau, nes pastebėjau, kad šiaip taikyti elementus coachingo darbe yra sunku. Viena iš priežasčių, ką paminėjo gerbiama Rasa, kaip suprantu, panašioj srityje darbuojamės. O kita priežastis yra, kad yra iš tikrųjų daug šiuolaikinėme gyvenime skubėjimo, bent mano požiūrį. Ir, pavyzdžiui, vis tiek coachingas yra tai, kur reikia, jeigu nesustoti, tai bent stabtelt. Ir truputį nusiimti tą, ne tai, kad nusiimti specialiai, bet tiesiog įeiti į savo būseną, nes daugelį laiko žmonės būna tarsi, aš bent jau kaip vadovas matau, tarsi išėję iš savęs. Jie kažkur subalekė, vienus darbus pradėjo, kitų dar neužbaigė, kažką sumaišė, kažką nesumaišė ir taip toliau. Tai nesibaigė vienas, ten, nežinau, pasitarimas jau turi bėgti kitą ir coachingo tikrai labai sunku taikyti tokiomis aplinkybėmis yra ir rasti tuos momentus, kada tu gali kažkaip pristabdyti ir laiką, ir žmogų, ir aplinkybės yra labai labai sunku, todėl ėmiau galvoti, kad atskirų elementų taikymas labai sudėtingas, todėl norėčiau kažkaip rasti būdą skirti atskirą laiką tam. Tik nežinau, kaip būtų geriausia, kad nebūtų ir to tokio, žinot, interesų konflikto su profesiniu gyvenimu, su coachingu ir panašiai. Jo, žiūrėkit, Rita, maždaug tą atveju suprantu, kad čia yra coachingo taikymo klausimas. Jisai yra labai geras klausimas coachingui arba mentor coachingui, bet supervizijais nėra pats geriausias klausimas, tai todėl, kad tai nėra pačio coachingo klausimas. Ta prasme, tai yra apie aplink coachingą, tai yra kaip įtaikyti.
Nu, tai yra šiek tiek platesnis. Tai dėl to, tai nežinau, jeigu daugiau nieko nėra, tada aš imčiausi Rasos atvejį, nes tai yra tiksliai coachingo. O apie tai, kaip taikyti coachingą, kaip susirasti klientus, nežinau. Šiaip vat coachingas, kuo skiriasi coachingo mokymai nuo kitų sričių ir psichologai šiek tiek mums pavydė, nes pas mus yra verslo kažkokia dalis. Ta prasme, kiekvienose mokymuose, nesvarbu kokia mokykla, bet šiek tiek mes gauname ir marketingo, ta prasme, kaip tą pristatyti. O jeigu labai trumpai, tai tiesiog reikia taikyti. Aišku, aš suprantu, kad darbe gali būti, aš bandau trumpai atsakyti, nes supervizijose galima duoti patarimus, po to mes paieškosime skirtumų nuo coachingo. Tai aš ką jūsų vietoje daryčiau, ta prasme, susirašiau tą žmogų, su kuriuo man jauku pasikalbėti, arba tą atvejį, kuriam galiu skirti daugiau laiko ir kur žmogus sutinka. Nes jeigu nesutinka, tai tada yra visai kas kita. Tai va, tai ir būtų gerai išeiti, ta prasme, ką aš iš karto jums noriu pasiūlyti, čia toks labai paprastas dalykas, pakeisti aplinką. Ta prasme, su to žmogum susitikti kitoje aplinkoje. Jeigu tai yra jūsų kabinetas, tai tada jūs išeikite pasivaikščioti, išeikite, nežinau, į kavinę, į valgyklą. Ta prasme, išeikite į kitą aplinką, tai bus tada lengviau surasti kitą santykį su to žmogum, su kuriuo jūs įprastai būnate. Tai pakeitus aplinką pasikeičia ir santykio tam tikri elementai. Tai man atrodo, tai jums palengvintų, ta prasme, darbą, taikymą. Tai vis tiek reikės pradėti ir reikės padaryti klaidų. Tai čia be to, tas kelias vis tiek toks yra. Viskas per patyrimą. O kai atsiras iššūkiai, tai tada jau labai gerai bus klausimą atsinešti į superviziją. Ta prasme, jau konkrečiai dirbant su klientu, bet kol dar nepradėjo dirbti arba kol kaip dirbti, tai nėra pats geriausias. Tai vat trumpai tiek ir tada Rasa, tada jo, aš visiems nepasakiau, nes automatiškai šitam mūsų pokalbėje įsijungia įrašas. Tai aš nežinau, dabar pirmas klausimas, Rasa, tau, ar sutinki, kad darytume įrašą. Tas tavo sutikimas neturi būti galutinis, nes po to tu gali apsigalvoti ir mes jį galime, žinai, aš ištrinsiu. Bet iš principo, ta prasme, nes jeigu ne, tu turi teisę pilną nesutikti jau dabar ir aš išjungiu įrašymą ir bus va tik tai įžanga įrašyta mūsų atminimui, ta prasme, coachingo savaitės, kur kiti galės pasižiūrėti. Ne. Tai Kęstuti, aš esu švietimo žmogus, ar ne, aš esu už edukaciją, aš už tai, kad visi mokytųsi iš mūsų įrašų, demo sesijų, mentoringo sesijų, supervizijų, kas ten beiškiltų šiandieną. Aš manau, kad tai yra pamokos ne tik mums, bet ir tie, kurie žiūrės šitą įrašą, tai aš tikrai neprieštarauju. Gerai, ačiū tada už tą sutikimą. Aišku, jeigu kažkas išlystų tokio, žinai, kur tu apsigalvotum, tai jo, tai mes tada susitarsime. O dar kitas dalykas, kad vis tiek mes turime stebėtojų, čia yra stebėtojų mūsų, kiek čia dabar 16 žmonių su mumis, tai vis tiek tas stebėjimas yra. Ką aš noriu paprašyti, visų stebėtojų, tas, kas atrodo įprasta coachingo specialistams, bet greičiausiai taip pat ir psichologam ir psichoterapeutam, tie, kurie parašė dalykus, tai kad tai, kas vyks čia, mes to nepasakome apie kitus žmonės. Galim pasakot savo įspūdžius, savo patirtis, bet į kitų žmonių pasisakytas mintis, ta prasme, mes nesakome nieko daugiau. Jeigu šitas įrašas bus paskelbtas, tai mes galime aptarinėti įrašą, bet ne žmogų. Tai sakysime kažkokius veiksmus ir labiau norėčiau, kad kreiptume dėmesį ne į Rasos situaciją, bet žiūrėtumėte į mane, ką aš darau. Tai greičiausiai, kad bus Rasos vietoje, jūs irgi galėsite šiek tiek pasijausti ir tai yra, taip ir turėtų būti. Bet po to mes saugosim Rasą ir, šiuo atveju, supervizuojamo klientę nuo aptarimo tos situacijos, apie kurią vyks supervizija. Gal kažkokių klausimų yra prieš pradedant?
Klausimų nėra. Rasa, aš suprantu, kad tu esi turėjusi superviziją. Taip. Tai gerai, tada noriu paprašyti visų kantrybės išsijungti ekranus, klausytis, stebėti mus. Nemoku aš čia Teams'ose kaip padaryti, po to įrašė gal bus kitaip, bet kad mes būtume dviese ekrane, aš neįsivaizduoju. Aha, aš irgi labiau Zoom'o žinovė. Jo, o tu irgi matai daug, ane, šitų ikonų, ne? Matau. Bet tu gali mane, žinai, prisekti ir tada tu mane matysi. Ir tada gal, o aš tave priseksiu ir, o žiūrovai rinksis. Prisiekiau. Nu va, gal taip ir geriausia bus. Tai mums komfortiška. Jo, vis tiek ribas gali nusistatyti, kiek jautiesi pasirengusi atvirauti šiai situacijai. Ir dabar, jo, grįžtame prie tavo atvejo apie patarimus, ne? Kodėl tau tas klausimas svarbus? Nes tai tapo pasikartojančių elementų mano coachingo sesijose ir manau, kad norėčiau jį kažkaip nebūtinai eliminuoti, bet jis mane tiesiog, negaliu sakyti, kad itin glumina, bet aš jaučiuosi, kad mane vis bando išmušti iš coachingo sesijos ir pervesti kažkokį kitą formatą. Ir aš turiu labai daug energijos atiduoti, kad išbūti coachinginiame formate, tam buvime coacho ar ne, ir nesiblaškyti, bet tai reikalauja papildomų jėgų ir energijos visą laiką. Tai tokios būna tarsi ir iš savo pusės aš bandau nešti tą coachingo vėliavą ar ne, parodyti, kad mes čia nedarom kažkokių miksų. Ir iš kitos pusės tai yra, kliento tas lūkestis, pat atėjau ar ne, čia turiu kažkokį specialistą prieš akis, o jis tik man, žodžiu, su manim tik kuria saugią erdvę, užduoda klausimus, skatina mane mąstyti, o kur tie atsakymai iš Rasos. Tai tarsi ir to lūkesčio, ar ne, tokio, nors ir sakau, kaip ir bandau viską tą susitarti pradžioj labai, labai sąmoningai, bet tai sakyčiau gal daugiau apie energiją, ar ne, kad nepamesti coachingo formato. Tai tu sakai, kad tave išmuša, ane? Tada tau reikia daug energijos, kad sugrįžti, išlaikyti tą, kaip tu įsivaizduoji, kas yra coachingas ir tą būseną, ane? Ir taip kažkur pabėgo mintis, atsiprašau sekundę. Jo, žiūrėk šitą. Gal daugiau apie energiją, ne, Kęstuti, daugiau sakau energijos, toks daugiau energijos būna, nes norisi to tokio abipusio gero rezultato, ar ne, Jo, bet atėjo ta mintis, žinai, ką buvau, užčiuopęs, tu dar minėjai tokius dalykus kaip profesijos prestižas, kaip coachingo atstovėjimas ir man po to tarsi slypi ar tu esi pati gera kaip coachingo specialistė, ane? Kaip tu save pati vertini? Nežinau, ar tai turi šitas aspektas čia vietos. Tai jeigu tai visiškai oficialiai pagal ICF-o vertinimus, tai esu profesionali sertifikuota, PCC coacherė, ar ne? Bet esu tame lygyje, tai esu Integral Master Coach, kur realiai man užtenka mokymui apsiginti Master MCC, tik tai, žodžiu, yra dar papildomos sąlygos, prie kurių aš labai neskubu jų išpildyti, kad pasiekčiau MCC. Aš dabar labai komfortiškai jaučiuosi PCC lygyje ir noriu pabūti tenai, noriu ten augti, noriu ten tobulėti, nenoriu šokti iš karto į MCC dėl raidelių ar dėl kažko, nors jau galėčiau iš tikrųjų judėti, bet man dabar šitas lygis yra, sakykime taip, man jis yra komfortiškas ir aš noriu šiek tiek pabūt komforte, nes mano augimas visą laiką yra per diskomfortą ir dabar aš jaučiuosi, noriu pabūti toj maloniai, kurią patiriu, ar ne, iš PCC, tai gal, sakykime, jo.
Tai aš supratau, kad ne visai tas atvejis, kai tave kažkokiu asmeniniu, profesiniu ambicijų, čia ne apie tai yra. Čia yra tik tai apie tai, Ne. apie tavo energijos, kad tau suvalgo daugiau energijos, iš esmės, ir tada tavo greičiau senka tavo baterijos, jeigu taip supaprastinti, ne? Jo, aš tiesiog nebenoriu jau daryti dar tų, žinai, papildomų edukacinių dalykų, kuriuos daro ICF-as ar ne, ten bandydamas išskirti coachingą. Aš ir dabar kartais gaunu, sakykime, pasirašydama sutartį su organizacija, sako, atsiųskit mokymo programos turinį. Ir aš tiesiog galvoju, apie ką kalba eina, mes dar nežinom, kas yra coachingas, negali to būti. Kokią mokymo programą? Coachingui nėra mokymo programų. Ir man sako, bet žinokit, jūsų kolegos parašo tokia, sakau, bet aš nerašysiu, nes tai yra coachingas, suprantat? Ir man tas yra toksai, aš tiesiog, jeigu tai yra coachingas, tai yra coachingas. Aš šneku apie tas tikrasias coachingo sesijas, ne tada, kai taikau coachingo elementus ten ar grupinėse, ten kažkokiuose komandiniuose dalykuose, jeigu tai nėra sesija. Ne, aš šneku apie tą tokią tikrą coachingo sesiją. Jo, žiūrėk, mes pabėgom nuo savo objekto, ta prasme, nuo pradžios. Jo, aš noriu tave paprašyti, žinai, sugrįžti, nes man atrodo ten, žinai, eiti, pabandykime ieškoti, žinai, giliau. Paskutinė sesija, kurią tu prisimeni, kuri buvo tokia, kai tau sudegino tą papildomą energiją. Kada jinai buvo? Jinai buvo prieš mėnesį. Ir visa coachinginė sesija, viskas ėjo labai nuosekliai, viskas gražiai, iki įžvalgų, iki įsipareigojimų veikti, ta prasme, kaip ir viskas jau ir sutarta. Bet tokio visą laiką tarsi jaučiu, kai artėja ta pabaiga ir tarsi susidedam taškus, toks kažkoks atsidaro kažkokios duris ir sako, bet jūs man vis tiek pasakykit, kaip reikia daryti. Ir aš tada galvoju, kodėl taip atsitiko. Ir kažkaip nežinau, aš nenoriu būti baltas popieriaus lapas, nes aš nesu, aš turiu tų ekspertinių, akademinių žinių, aš esu kas esu ir man tai iš tikrųjų padeda orientuotis pokalbyje, apie ką kalba verslo klientas, man nereikia, man pažįstamas žodynas, aš suprantu, apie ką eina kalba, bet tų kažkokių tiesų dar, kad, kaip tą lūkestį iš tikrųjų suvaldyti, nežinau. Man taip atrodo, žinai, kad fone tarsi aš girdėjau, kad sesija ne visai eina taip, kaip tu tikėjaisi, ta prasme, kad sesijai anksčiau atsiranda kažkoks tai dalykas, kuris tau duoda kažkokį netikrumą ir paskui šoka prašymų, ta prasme, patarimų prašymas. Ar taip tave, ar gali tai turėti vietos? Aš kažkaip jau, kai priartėjau prie tos paskutinės dalies, ar ne, coachingo jau įsipareigojimo veikti ir kažkokių žingsnių įsivardinimo savo. Ir man jau atrodo, kad tarsi jau ir einam į labai kažkokius apčiuopiamus dalykus, ar ne, kuriuos ten galim susidėlioti tam tikrus kažkokius. Galvok apie tą paskutinę sesiją, nes, žinai, abstrakčiai labai sunku, mums niekur nenueisim, ta prasme. Bet galvok apie konkrečiai atvejį. Jo, tas konkretus atvejas taip ir buvo, kad mes išėjom iš metaforos išėjo, turėjom labai aišku įsivaizdavimą, ką daryti. Ir kažkas tokio įvyksta, kur norisi būtent kažkokio verslo žodyno, dar kažkokio, ar ne, kad, gerai, o tai čia, tai ką man tada daryti? Toks kažkoks, tarsi tu jau ir įsivardinai, klientui, ką jau daryti, ar ne? Tokio lyg laukti iš manęs patvirtinimo, bet galbūt apie tai kažkoks toks, nežinau, momentas, ar ne? Ar tikrai aš čia taip gerai viską sugalvojau iš tos metaforos daug mažras, ar tikrai čia taip, ką aš pasakiau, čia taip, dabar aš turiu versle daryti. Ar ne? Toks kažkoks,
patvirtinimo laukimas, kuriam mano giliu įsitikinimu aš nesuteikiu tokio lūkesčio, kad aš jais dalinsiuosi. Jo, palauk, pabandom, žinai, iš karto nedaryti išvadų, žinai, bet pasižiūrėkime į šitą situaciją, žinai, giliau. Nu, aš bandau dabar fantazuoti, ne? Klientas negavo pripažinimo kažkokio tai ženklų iš tavęs, ta prasme, tiesiog jam psichologiškai atrodė nejauku arba per greit, arba per naują, ne? Galėjo tai būti? Sunku pasakyti, aš tiesiog nevertinu, niekada nesu vertintojo pozicijoje, ar ne, aš coachingė mes atsitraukę esam nuo bet kokio vertinimo, ten aš net minčiu. Ne, iš ekspertinės pusės aš niekada nekišu savo trigrašio, aš tiesiog tikrinuosi su klientu, kiek tau tai yra realu, okei, ar ne, visi ten tie pamatavimai. Ir tikrai vertinimo tokio kaip ir nėra. Jo, bet dabar mes galime vertinti. Kaip Kęstuti? Sakau, dabar mes galime vertinti, nes mes bandome, žinai, analizuoti tavo sesiją, nes mums dabar reikia vertinti tam, kad pasidaryti išvadas. Jo, žiūrėk, kitas dar dalykas, kuris man, žinai, kelia klausimą, tu iš pradžio sakei mes, kalbėdama apie kliento rezultatus, bet va dabar paskutiniu momentu jau kalbėjai, kad klientas atrado. Tai vat aš noriu pasiklausti apie santykį. Santykio dinamiką su tuo klientu konkrečiu. Kaip tu įsivaizduoji, nei kito, į kurią pusę, jeigu kito. Ypač apie tą momentą, kai tau atrodo, kad jis jau tuoj pradės klausti, žinai, arba laukti patarimų. Manau, kad jeigu taip per aš mes žiūrėti, tai manau, kad beveik visą sesiją mes kartu bendradarbiaujam, kuriam ir to jau vietoj, kai yra gale įvardinami kažkokie konkretūs žingsniai, įsipareigojimai savo veikti, aš jaučiuosi atsitraukianti jau iš to proceso, nes tai jau yra jo, konkrečiai jo prisiėmimas kažkokio dalyko ir šitoj vietoj aš jau kaip ir, toks pradeda ta takoskira, man atrodo, jau skleistis. Gal prisimeni žodžius, kokius sakei, arba kokius tau sakė? Dažniausiai aš atspindžiu tos paskutinius įsipareigojimus. Bet pabandyk tą paskutinį šitą atveju prisiminti. Bandau. Ten buvo daugiau mažiau priėjimas prie to, kad praskleis, tiesiog pabandys kitaip pristatyti tikslą ir viziją. Ir buvo net kalba, kokioje aplinkoje ir kaip visa tai vyks, toks beveik nupieštas paveikslas, kaip visa tai bus. Dabar tiksliai, ką aš pasakiau, tikrai neatsimenu, bet šitoj vietoj mes kažkaip ir sustojom, užtvirtinom, kad tai yra tai, ko labiausiai dabar reikia, nes trūksta supratimo, kodėl ta veikla turi būti daroma. Ir kažkaip jo. Taip, ir šiam su tokiu sutarimu, kad tarsi jau ir pasiektas tikslas sesijos. Kažkokiu dar pasitikrinimų nebandėjau užduoti klausimų. Pavyzdžiui, žinai, aš dabar bandau, žinai, modeliuoti, jeigu aš būčiau toj situacijoje, aš nežinau, aš nebuvau, žinai, bet galvoju, žinai. Jeigu tas tikslas, jeigu man intuityviai, žinai, atrodytų, kad jisai yra, arba atrodytų, kad žmogus, klientas nepakankamai pasitikė tuo savo sprendimu, aš jį paprovokuočiau, žinai. Pavyzdžiui, paklausčiau, žinai, kas gali būti blogiausia. O kas, jeigu nepavyks, žinai, arba kur tu matai silpnas vietas. Dabar, tą, žinai, provokatyvų, žinai, numetimą, žinai, kliento kažkur tai, žinai, į tą situaciją, padėtų jam pažvelgti į tą savo sprendimą iš kitos perspektyvos ir jį blaiviau įvertinti. Nežinau, ar blaiviau, čia tas žodis geriausiai tinka, bet dabar pasižiūrėti iš kito taško.
aš dažnai provokuoju, bet tai darau pradžioje, ar ne, prieš apsisprendžiant ten iš tikrųjų, įsitikinant, kad tai tikrai yra tas tikslas sesijos, o ne kitas, ar ne, kad tikrai to noriu, ne kažko kito. Tai kažkaip mano visi tie dalykai gyvena gal daugiau dialogė pačiam, va tam vidury, pradžioje, ar ne, bet gale kažkaip, kai jau išeina klientas su savo to aha, su savo to atradimu, kažkaip, nežinau, šituo atveju aš tikrai neskaldžiau, nieko neprovokavau, tikrai atsimenu, kad priėmiau tai kaip jo atradimą ir Gerai, tu tiki klientu, 100%, jisai savim ne, prašo tavo kažkaip taip, patvirtinimo, jo. tavo nuomonės. Jo. Ir kaip tada? Ką toliau darai? Mes tiesiog išėjom iš coachingo sesijos, mes ją pabaigėm su tuo, kas jau ten gimė toj sesijoje, neužsidarėm ir tiesiog pabaigoje toks buvo small talkas, ar ne, bet jau nebe coachinginis, mes išėjom iš coachingo sesijos, mes jau pasakėm, kad čia viskas, coachingas jau baigėsi, viskas trampam to. Ir tada mes jau, kaip pasakyti, aš nemėgstu labai tos metaforos, nusiėmiau coacho kepurę, užsidėjau ten kažkokią kitokią kepurę, man tas iš vis vaidinimas labai nepatinka, jis labai nelimpa man, aš kažkaip nesu cirko žmogus. Tai tiesiog sakau, galim, jeigu tau dar kažkokių klausimų, man kaip dėstytojai, ar ten, nežinau, kažkokiai ten dar yra, tai sakau, galim mes pašnekėti, bet sakau, tai jokių būdų nebus mano patarimai tau, ar kažkokie tai, tiesiog tai buvo visiškas small talkas ir į jokias gilias ekspertinius ten dalykus mes nelindom, nes tai tiesiog nei tam laikas buvo dedikuotas, nei ką. Sakau, jeigu tu kažkaip, kada nors norėsim, mes galim susitikti kitam formate, pakalbėti apie tos dalykus, bet jokių būdų tai jau nebe coachingo lygmenį. Aš kažkaip labai noriu atskirti tai. Palauk, aš gerai suprantu, kad tu nebuvai tikra, kad klientui, kad jis turi visus atsakymus ir tu pati pasiūlei, netiesiogiai, pasikonsultuoti arba tavęs paklausti kaip eksperto, nors ką tik tai tu buvai coacho vaidmenį, ne tam? Jo, bet aš kartais būnu ir vidinis coachas, sakykime, universitete, ar ne, kur studentam aš esu dėstytoja. Tai yra dar, sakykime, sudėtingesnis variantas. Tai tokiu atveju jie šiaip turi teisę man parašyti. O čia koks atvejis buvo? Čia buvo studentas, jo. Bet tai lenda ne tik universitete, tai lenda ir šiaip, kai ateina pas mane klientai. Jo, bet apie tą konkretų, nes abstrakcijom, jeigu mes kalbėsim, tai bus sunkiau, nes tie atvejai gali būti panašus, gali šiek tiek skirtis. Aš supratau, kad tai buvo studentas, tu esi dėstytoja, tu esi dvigubam santykyje su juo, ne to pačiu momentu, ne? Taip. Ir tai vyko tose pačiose patalpose, toje pačioje aplinkoje, kur tu esi ir kitoje rolėje. Ne visai tose pačiose patalpose, tai nebuvo auditorija, tai buvo susitikimų kambariai, kur nėra jokio vienas dalykas, antras dalykas, aš tam modulyje visiškai nedėstau ir tam kursui visiškai nedėstau, bet vis tiek tai yra to pačio universiteto studentai, yra kitokios veiklos, kitokie susitikimai, konferencijos, ten dar visokie dalykai, kur mes visą laiką galim susitikti. Aš grubiai tiesiai paklausiu, kokią velnę tu pradėjai jam siūlytis? Ne, aš nepradėjau jam siūlytis. Aš klausiu tavo motyvaciją. Gal net nebūti dėstytoja, bet net nežinau, kaip čia išsireikšti. Tai nėra dėstytojos pozicija, tai yra daugiau tokio palydėjimo galbūt į kitą, net ne į coachingo sesiją, bet mes visą laiką esam kažkokiam kontakte, visą laiką tam pačiam lauke sukamės, ar ne, daugiau, mažiau tai buvo palydėjimas į tai, kad, būnant tame akademiniam lauke, jeigu kada tau kils kokių klausimų, tu, prasme, visą laiką gali sugrįžti pas mane kaip pas dėstytoją, bet tai nereiškia, kad tuo klausimu, kurį mes aptarinėjom coachingo sesijoje.
tiesiog toks, kaip ir palieka atviras duris, būti tame lauke, kuriame esam, kad aš, nesu vien tik coacheris, aš vis tiek esu tame akademinėme lauke ir mes turim teisę kažkada kažkur kitoje erdvėje susitikti. Tai tik tai toks daugiau, kaip ir, nežinau, leidimas ar ne, būti tame akademiniam pasauliu. Bet tai nereiškia, kad spręsti tą coachingo klausimą, kuris atsinešia, kad mes kažkokį tęsinį ten darysim. Tai tikrai ne apie tai. Žiūrėk, neatrodo, kad tu pati rolės painioji. Ta prasme, aš suprantu, žinai, iš savo praktikos, ta prasme, kad užimu, žinai, skirtingas rolės ir kartais aš galiu valdyti ribas, bet tai nepadeda klientam valdyti ribų. Todėl aš, žinai, stengiuosi, žinai, galvoti į priekį, taip valdyti ribas, kad ir klientai sugebėtų, paskui mane sekti. Ta prasme, jeigu aš galiu valdyti, žinai, ribas, tai nereiškia, kad klientai gali. Bet šituo atveju man panašu, nepyk, kad aš tiesiai sakau, žinai, panašu, kad tu pati pradėjai tas ribas, žinai, šiek tiek painioti ir tada tau pačiai yra sunku tas ribas išlaikyti. Supranti, ką noriu pasakyti? Visai kas kita, jeigu atskirti, žinai, laike arba atskirti vietą. Bet tai buvo iš karto po sesijos. Aš noriu pasakyti, kad tu savo gyvenimą nepalengvinai. Jo, bet nežinau, aš nesijaučiu, kad aš neatskiriu, žinai, šitų vaidmenų. Aš kaip tik jaučiuosi, kad aš labai griežtai jos atskirinėju. Ir tai galbūt dar labiau trikdo studentus negu mane, nes aš labai uždedu ribas. Tiesiog aš esu, jeigu aš coachinu, tai coachinu, nėra jokių ten ar ne dalykų. Tai nežinau, iš tikrųjų negaliu atsakyti. Man atrodo, kad aš kaip tik esu ta tokia ribų darytoja stipriai, ar ne, bandau atskirti coachingą nuo coachingo, bet nuo konsultacijų ir visokių kitų dalykų, bet kita vertus tai yra, kaip ir sakiau, tai yra tas pats laukas, ar ne, ir aš kažkokių ten sienų tikrai nestatau tame lauke, kad... Nes mes bet kada galim, bet kokiam kontekste susitikti su tai žmonėm. Tuose pačiose patalpose, tuose pačiose, sakykime, skirtingose formatuose. Gerai, žiūrėk, nes man atrodo, kad, žinai, mes sukamės apie tą patį, žinai, apie tą patį vieną, žinai, ir niekur nenueinam. Aš pasakysiu, ką aš galvoju, nes aš nežinau, kur tu mokeisi pas ką, bet, ta prasme, aš irgi daug kur mokiausi coachingo, bet šitą etikos kodekse arba nei viena kompetencija neparašyta apie tai, kad mes negalime duoti patarimų. Atvirkščiai, parašyta, kad jeigu yra kažkoks kitas resursas, nukreipti, padėti ir panašiai. Tai ką noriu pasakyti, kad aš drąsiai dalinu patarimus, bet drąsiai ne ta prasme, kad jais švaistausi, bet ta prasme, etikos kodekse mes turime šitą apie tai, kad būtų nauda klientui. Tai patarimo davimas, jis nėra uždraustas. Asmeninių istorijų pasidalinimas taip pat nėra uždraustas. Ta prasme, pas psichoterapeutus yra griežčiau. Coachinge su šito yra laisviau. Mes galime kalbėti apie save, galime dalinti patarimus, bet patarimas neša pasiekmes. Pasiekmes kokias? Tai pasiekmes yra, kad pasikeičia mūsų santykis. Ta prasme, kad kai aš dalinu patarimą, tai aš jaučiuosi aukštesnis už klientą, o tai mes tada tampame nelygiaverčiai. Ir atsakomybė už klientą, jeigu aš tikrai nenoriu paimti atsakomybės už jo sprendimą, nes aš jo negyvendinsiu. Ta prasme, daug yra kitų, žinai, šleifų, kurie gali paskui kurios eina, žinai. Tai tiesiog ką norėjau pasakyti, kad pats patarimas arba kitų dalykų naudojimas, įpainiojimas į sesiją, jis nieko blogo neturi, bet svarbu, žinai, kas yra, supranti, kur tu uždedi, žinai, apvalkalą, ta prasme, kas tas yra rėmas, žinai, proceso, nes klientui yra tas pats, supranti, ar toje vietoje, žinai, buvo konsultacija, žinai, o toliau vėl buvo coachingas. Bet supranti, svarbu, ką tu įdedi, žinai, kam tu uždedi apvalkalą. Visą tą rėmelį.
Tai jeigu tai yra akademinis santykis ir tu esi dėstytoja pirmiausia atsakinga už ugdymą ir coachingo buvo intarpas, tai tada ir buvo konsultavimas. Tiesiog vienas konsultavimo elementas vyko coachingo būdu. Konsultavimo, mokymo, edukacijos, nesvarbu kaip pavadinsi. Kęstuti, aš puikiai girdžiu. Noriu tave supainioti šiek tiek, nežinau, ar tu mane girdi. Girdžiu, bet nesupainiai, todėl kad aš labai žinau, ką tu sakai ir aš, jeigu naudoju coachinginius elementus, pavyzdžiui, paskaitoju ar kokiai nors grupiniai ten, žinau, diskusija ar kažkur, tai yra, aš labai puikiai tos dalykus atskiriu ir žinau, kas tai yra, bet aš kalbu čia apie tikras coachingo sesijos nuo iki, kur yra valandos laikas skirtas studentų coachingo sesijai. Ir šitoj vietoj aš tikrai žinau ir kompetencijas, ir etikos kodeksą, ir aš tikrai galiu pasidalinti ir pasidalinu, jeigu klientas prašo savo asmeninį istoriją, aš ją ir papasakoju, ar ne, ir aš galiu ten nukreipti, duodant kažkokias namų darbų užduotis ir literatūros šaltinių ir dar kažko pasidomėti, mes, ta prasme, šitoje vietoje aš esu atvira ir tikrai, jeigu tai klientui padeda, aš visą laiką tą darau, bet aš galbūt jau tokį šlifuoju momentą, kad daugiau apie tai, kad tai, ko aš dalinuosi ir tai, ką aš galiu daryti pagal etikos kodeksą, aš darau, bet kaip nesukelti to lūkesčio, sakykime, pabaigoje sesijos, kai klientas pats turi sprendimą, bet dar ieško pas tave validacijos, kad pasakytų, ar tikrai, tikrai čia tas toks geras, man kažkaip šita vieta labai, galvoju. O kaip tu galvoji, paklausti, paprasčiausiai? Tai aš ir paklausiu, bet man kodėl tie paternai, kad dar tarsi aš turėčiau patvirtinti, kad tikrai, žinai, iš kokios, nežinau, ten, žinai, mokslinė pusė sako, kad, tu tikrai gerą čia pavarei kažkokį ten dalyką, ne, aš nenoriu validuoti ir aš negaliu šitą daryti, tai aš sakau, šitą vietą, man šitą vietą labai. Sakyk, čia blogas dalykas. Jo, tai galbūt su humoru gali pasakyti. Ir kad... Jo, tai man sakau, tos validacijos, kad nereikėtų iš manęs, kad kažkokiu tai būdu neatsisuktų vėl į kažkaip į mane, kaip į kažką daugiau žinančią tarsi, ar ne, aš ten suprantančią. Aš suprantu, kad tu savo keli aukštus lūkesčius, tai čia yra... Aš savo labai aukštus lūkesčius jo keliu. Aukštesnis negu klientams. Ja. Netgi, sakykime, toks pavyzdys, ar ne, bet ateina klientas ir sako, aš paskaičiau ten LinkedIn apie jūs, tai man žinokit jau kažkaip, ir aš jau pati sėdžiu ir man pačiai jau negera, to, ką tu ten paskaitai, ten nieko nėra, ten elementarus mano kažkoks CV, ar ne, mano gyvenimo pasirinkimai. Bet kažkaip jaučiu, kad net prieš ateinant aš turiu labai susitvarkyti, kad mes abu ateitumėm į partnerišką santykį, ar ne, būtent į partnerišką, kad dingtų tie LinkedInai, dingtų ten mano kažkokie CV, dar kažkas, kad mes galėtumėm ramiai pradėti coachingo sesiją. Sakau, man tai reikalauja daug energijos. Aš pastebėjau, žinai, tavo būsenos pasikeitimą, kalbėjimo tempą ir tavo energijos pasikeitimą. Kas buvo tas, žinai, trigeris ar lūžis? Aš jaučiu tą energiją, iš tikrųjų jaučiu. Arba kitaip, mūsų santykė, kas pasikeitė, nes jis irgi pasikeitė. Jo, galbūt tas, kad tu sakai, žinai, kad aš savo aukštus labai standartus keliu, taip, šitas momentas taip iš tikrųjų. Gal taip sukėlė visą šitą kažkokį tokį. Jo. Palengvėjimą? Ir palengvėjimą, ir daug energijos, ir jaučiu, kad galiu dar kažką nuveikti šitoje vietoje. Kažkoks resursas dar yra. Kaip nedingo energija, bet jin atsirado, žinai, energija man vis laik su kūrybiškumu, kažką dar galiu sukurti tikriausiai tiek pradžioje, tiek pabaigoje tos sesijos.
Jo, tavo energija atsirado šiek tiek anksčiau, kai aš daug kalbėjau ir tave mokiau, kabutėse mokiau etikos kodekso ir kitų dalykų, ne? Ir galbūt tau atrodė, žinai, kad nėra viskas taip beviltiška arba blogai, tai kažkokius patvirtinimus gavai, kad tai yra normalu, kad ne visos sesijos pavyksta. Jo, tai be abejo, kai kitas kalba, visą laiką randi tam tikrų atsakymų. Jo, tavo kalboje lygiai taip pat. Kiek esi patenkinta dabartinė būsena rezultatų aptarimu? Gal labiausiai patenkinta energijos šituo lygiu, kuris grįžo, nes sakau, vat aš atpažįstu labai kūniškus impulsus, tai man tai yra apie galimybės, apie galimybės kažką daryti kitaip. Ką dar daryti kitaip, neturiu atsakymo, bet čia ir nėra coachingo sesija. Tai mano tikslas buvo pasitikrinti. Kažkaip jaučiu, kad yra dar labai daug potencialo va čia pašlifuoti šitos gabaliukus. Nežinau kaip, bet yra. Jaučiu, kad galiu tai padaryti, turiu tam energijos. Nenusėdo viskas. Taip. Gerai, kaip tą padarysi? Kaip savo padėsi laikyti ribas? Aš taip suformuočiau klausimą. Nežinau, kas tai dar negaliu atsakyti kaip, bet žinau, kad improvizuosiu. Kažkas bus. Aš esu labai spontaniška ir pasiduodu laukui, kuriame esu ir pasiduodu tai, kas ten vyksta aplink mane. Kažkaip per dabarties tą būseną aš kažkaip galiu priimti sprendimą vieną ar kitą, tai vat, galbūt tik tai dėmesį sutelksiu į tas dalis, kurios mane kažkaip, sakykime, išsekindavo ar ne, tai va dabar jaučiu tokį energijos pliūpsnį, kuris galbūt kaip tik galėtų mane užbūstinti pradžioje ir pabaigoje, vat laikyti tas, kaip tu sakai, ribas, ar ne. Tai kažkaip kūrybiškai, neturiu kažkokio recepto, bandysiu improvizuoti kažką papildomai. Bandėjai vaikščiant coachinti? Bandžiau, man labai gamtoj patinka. Gamtoj man paprasčiau. Jo, gamta gerai, aišku, gali būti ir kavinė, ta prasme, arba tiesiog, ta prasme, man atrodo, žinai, kaip galima savo palengvinti darbą, tai pakeisti aplinką. Ta prasme, aplinkai pasikeičiant ir santykis tada gali pakeisti, arba jį lengviau suvaldyti ir pakeisti kitą. Dabar galvoju, žinai, universitete, jeigu tu universitete turėtum, nežinau, ar yra tokios fizinės galimybės, bet supranti, jeigu turėtum, žinai, erdvę, kuri tau primintų, žinai, kad čia yra coachingas, o už durų jau nebe. Nežinau, ar turi galimybę. Paprastai aš tokius ir renkuosi susitikimo kambarius coachinginius, ta prasme, ne akademinius, tai manau, kad toj vietoj, kad gal ir aš nesijaučiu labai blogai. Šiaip iš vis aš nesijaučiu blogai. Į mane gali per stiklą žiūrėti visas universitetas, aš galiu vesti coachingo sesiją. Aš neturiu tos baimės, kad ten kažką ten rasa veikia už to. Tai jo, mano klausimas buvo, kaip tu savo gali padėti tas ribas išlaikyti. Man atrodo, geriau. Gal tiesiog apie tai dar pakalbėti su klientu, gal dar kažkaip užtvirtinti tos dalykus, kažkaip stipriau arba perklausiant dar kelis kartus, ar apie tą lūkestį kažkaip apie... O skalės naudoji? Naudoju. Nes galėjo labai tinka skalės, kai reikia užbaiginėti. Šiaip būtų geras klausimas, žinai, nežinau, aišku, priklausomai nuo situacijos, kiek esi tikras, kad tą padarysi, žinai. Nežinau, kaip pavyzdį, ir tada nuo 1 iki 10 arba procentais, nesvarbu kokią skalę, žinai. Jo, aš girdžiu, Kęstuti, ką sakai. Sakau, man kažkaip atrodo, kad
galbūt ne įrankių klausimas čia net yra, net ne aplinkos ir ne įrankių, žinai, bet kažkas dar yra neišnaudoto, galbūt manyje. Turi daug perfekcionizmo. Nesu labai perfekcionistė, esu idealistė. Labai idealizuoju, žinai, viską, kad kažkaip norisi tokio. Aš labai kokybės noriu, labai noriu kokybės, labai. Ne perfekcionizmo, tiesiog to. Nes supranti, kai tu sakai idealistė, ne, tai aš girdžiu tokią motiną, tokią Teresę, žinai, tokią globėją, supranti, kuri nori, žinai, visus arba kaip mama savo vaikus. Ir tai yra, žinai, tas tėviškas santykis, ko mes coachinge, žinai, stengiamės vengti, ta prasme, nepiknaudžiauti bent jau jo, žinai. Tai vat, tas vat noras idealizmo, jisai, turėtų būti, jeigu tu nori taikyti coachingą, ta prasme, aš galvoju, ką aš daryčiau, žinai, tai tada aš siekčiau, žinai, išsaugusio pozicijos, nes kitaip, labai lengva nuklysti. Ta prasme, aš galvoju, žinai, apie save, nes aš esu teoretikas, tai man ten labai lengva pritaikyti visus modelius, žinai, ir panašiai, bet ir klientai dažnai nori, ir nesakau, kad aš nesakau, bet stengiuosi, žinai. Ta prasme, aš suprantu tave, nes aš labai nemėgstu, kai mane iššaukia, žinai, mokslininką ar kažkokio, žinai, žinovą, tai, nes coachingas ne apie tai yra. Gerai, gal mes, žinai, neištraukiam į paviršių to giluminio atveju, žinai, giluminės problemos, kuri, žinai, gali būti jo labiau, kad atvira sesija ir dar per ekraną, bet tikiu, kad, žinai, kad kažkokius elementus tu jos galėjai užčiuopti, net neįvardinusi. Labiau, kad jeigu energija pasikeitė, tai vis tiek kažkas tai, žinai, turbūt įvyko. Tai gal dabar tada eikime link aptarimą ir žiūriu, žinai, mūsų laikrodį. Ką savo pasiimti iš sesijos? Dabar palikusi, žinai, tą tavo atvejį, žinai, bet iš to mūsų pokalbio. Tai pirmiausia pasiemu, kad visgi tai yra labai gyvas reikalas ir kad toks pasivaikščiojimas, pamatymas save iš šono, iš šalies, išgirdus dar kažkokius, sakykime, tavo pačio ar ne ten patarimus ar įžvalgas. Gal net, žinai, pasakyčiau taip, kad aš pajaučiau, kaip veikia patarimai, nes tai buvo ne coachingo sesija, tai buvo supervizija ir aš girdėjau labai daug tavo patarimų visokių, ar ne, ir tai labai įvairiai rezonavo manyje, ką tu sakai. Tai gal tai yra vienas momentas, žinai, kaip gali tai rezonuoti ir klientui, žinai, kai tu ten pradedi kažkokius tai dalykus ten. Nors, sakau, aš labai taip atsargiai su tuo ir kiek įmanoma būnu ir tame. Bet... O tavo patirtis daugiau negatyviai supratau, ne, iš kito konteksto? Mano patarimais. Ta prasme, jeigu tu perkeli, bandai pritaikyti į sesiją, tu matai, kad tai neteikia vertės, ar teikia vertę? Pabandyk detalizuoti šitą aspektą. Tai, kas man yra, sakykime, pažįstama ir ką aš jau esu, sakykime, pradirbusi su savim, tai man galbūt neigiamai veikia, nes aš žinau jau atsakymus kažkokius, ar ne, tai, nes aš esu su tuo jau daug dirbus. Tai, kas man nuskamba kaip naujas, kažkoks naujas variantas, mane intriguoja ir man duoda daugiau kažkokio impulso, tokio apmąstymo, ar ne? Tai nėra vienpusė, ar ne, yra ir variantai. Ką dar pasiėmiau iš sesijos? Pasiėmiau dar, kad galbūt tas pabaiga, iš tikrųjų sesijos pabaiga, man tokia gal surezonavo ir tavo posakis, kad kažkiek to lūkesčio gal aš pati palieku išeidama su tais smalltalkais, bet kaip ir sakiau, tai nėra coachinginiai, bet kokiu atveju gal
šitoje vietoje jų galėtų ir nebūti. Nu, va, tokį kažką kitaip būtų galima perkurti tą. Jo. Ką į savo praktiką įneši? Nu, pabaigai jau vardinai, bet galbūt pradžioje ar lūkesčiuose, ar sesijoje, ar kontrakte. Jau pradėjau praktikuoti, ko anksčiau nedarydavau su studentais, jau pradėjau ir manau, kad tęsiu, nes aš su klientais labai aiškiai pasirašau coachingo susitarimus, kur labai aiškiai ten viskas būna jau iš pradžių dar prieš susitikimą aprašyti, kas yra coachingas, kaip mes dirbsim, kas mes taip. Tai dabar jau pradedu ir jeigu turiu akademinius savo kažkokius ar studentus, ar kolegas, ar kažką, tai tada pradedu ir jiem jau duoti tos susitarimus. Tai vat, manau, kad dar gali būti vienas įrankis, kuris gali taip, padėti susistatyti tas ribas, ar ne, kad susitiksim kitokiam formate. Ir sąmoningai, anksčiau tik tai įmonėm duodavau šitos susitarimus, dabar pradedu visiems ir individualiem coachingam, individualiem klientam, tiesiog siunčiu, prieš tai susipažinti, pasirašyti, tada aptarti, aš tik tada einam į coachingo sesiją, tai man tada kažkaip lengviau. Tai manau, kad tęsiu tą tradiciją, gal net daugiau tam laiko skirsiu. Čia toks pasiruošimas, ne, pasiruošimo elementas. Mes visai nekalbėjome apie santykį su pačiu klientu, bet tas aspektas visą laiką kažkur tai lydėjo. Gal turi čia kažkokių įžvalgų? Tiesiog aš tau noriu primesti, žinai, dar vieną kontekstą, kur galbūt tu norės kažką pakeisti. Jeigu grįžtam prie vaiko, tėvo ir suaugusiojo, tai aš manau, kad, bent jau kiek esu turėjus ir mentorysčių, ir supervizijų, manau, kad aš dirbu suaugusiojo lygmenį. Nesvarbu, ar tai būtų suaugę, ta prasme, ar tai būtų iš vienos aplinkos, ar iš kitos, ar studentai, kažkaip nesistengiu būti mama. Jo, kažkaip manau, kad šitoje vietoje nežinau. Visada yra tas, kaip pasakyti, dėmesingumas, žinai, nepamesti to suaugusiojo per visą procesą, ten kažkur nenuslysti pačiam procese, bet manau, kad tai yra labai atpažįstama man, suvokiama. Įsisąmoninta gal taip. Gal dar kažkas? Ne, daugiau kažkaip nekyla. Gerai, tai ačiū, tada stabdom superviziją ir tada visi grįžtame į bendrą aptarimą. Taip, dabar galvoju, kaip čia man tave atsekti. Aha, gal aš turiu atsekti, galvoju, tą pabandysiu. Jo, aš turbūt tiesiog su 10 klavišom, bent jau man kompiuterė. Va. Ai, dabar mes dviese kažkaip likome, ne? Ne, mes ne dviese. Jo, mes dviese su ekranais. Tie, kas girdite, tai dabar laikas yra aptarimams. Tai dabar negrįšime į tą temą, kurią aptarinėjame su Rasa, ta prasme, į Rasos atvejį, bet aptarinėsime kitus dalykus. Antrai daliai paliksim mano veiksmus ir supervizijos ir pasigilinti tai. Bet dabar aš norėčiau kadangi pradžioje užsirašėte arba tie, kas užsirašėte savo atvejus iš asmeninės profesinės patirties, galbūt kažkokius skirtinius taškus ar atpažinote tendencijas, o jeigu ne, arba jeigu taip, klausantis mūsų šitos sesijos, galbūt turite savo įžvalgų apie savo. Tai vat man būtų labiausiai įdomu išgirsti, jeigu galite pasidalinti apie tai, kokias savo įžvalgas turite tiesiog. Būtent apie save.
Tai tiesiog įsijunkit mikrofoną ir kviečiu pasidalinti. Pila. Reikia laiko pagalvoti, ar nėra ko pasidalinti. Ar nedrąsu. Matau, Lina kažką rašo čate. Dėkuoju iš klausimą. Taip, kažkokiu elementu, aišku, galima buvo pasimti ir atsinešti į savo praktiką, tai labai pritariu. Bet gal kažkas ir savo atveju turit pritaikymą, ne tik tai. Jo, tiesiog, jeigu nedrąsu, tiesiog čate galite parašyti. Tikrai būtų įdomu išgirsti. Matau, Audronė įsijungė kamerą, tai Jeigu galima, aš taip Taip. galvojau apie savo klausimą, dabar čia jo neįvardinsiu, nes reikėtų visos sesijos naujos, bet kai klausiausi, žodžiu, aš išgirdau, kad kai kuriuos dalykus Rasa taiko pradžioj, bet ne pabaigoj, ane? Nu, aišku, man taip atrodė, kad jeigu taikytų pabaigoj, tai visai gal suveiktų. Ir aš pagalvojau, kad man irgi su savo klausimu kai ką reikia apiversti. Tiesiog pažiūrėti, nu, visiškai taip kaip dirbu, pradėti dirbti visiškai atvirkščiai. Ir tai galbūt suveiktų. Čia šiuo atveju ties kuriuo momentu. Tas momentas buvo, kai jūs sakėt, Kęstuti, kad provokuojate pradžioj, tai yra pabaigoj kartais paprovokuojat, kad įsitikintumėt, ar žmogus išeina tikrai tvirtai žinodamas, ką jis darys, ar ne? jeigu aš abejoju, taip. Jo, Ne jeigu jūs visada, bet abejojat, taip. Taip. O Jeigu man Rasa nėra sakė, visiškai- kad jį visada arba paprastai jeigu jisai provokuoja pats tik abejoja. pradžioj. Mhm. Tai tai tas dalykas, kad galima provokuoti, nu, ir pabaigoj, tai yra į savo darbą pažiūrėti visiškai iš kitos pusės, kažkokią elementą įvesti, bet visai kitoj vietoj. Tai man tas surezonavo. Tai va. Jo, ačiū. Ačiū, Audronė. Jo, gal mes nelieskime arba mažiau lieskime Rasos atvejį, tiesiog saugodami Rasą ir ačiū, kad jinai atsinešė savo atvejį ir pasidalino. Tai pasitenkime. Ja, aš tik pasakiau, ties kuria vieta man, nu, supratau. Bet tiesiog aš noriu užbėgti už akių, žinot, kad nepradėtume kitos sesijos arba su Rasa, kad duotume jai pailsėti su savo mintimis, su savo išvadomis. Tiesiog supervizija vis tiek jinai turi neša tokį emocinį krūvį, nors energija galbūt padidėjo, bet tai yra ir kažkiek vargina. Tai tiesiog saugome supervizuojamą šiuo atveju. Tai labai ačiū, kad pasidalino. Matau, šitą Aušra kelia ranką. Prašom. Taip, klausantis šito pokalbio, man kilo daug minčių ir ketinu skirti laiko apgalvoti dalyką, kad į sesiją savo aš visgi ateinu su viskuo, turiu omeny ir su savo LinkedInu, ir su savo Facebooku, ir su savo CV, ir su savo buvusiais klasiokais, kursiokais, ir su visu tuo, kas ir sudaro mane kaip Aušrą. Tai vat apie tai ketinu šiek tiek daugiau pagalvoti, nors labai gerai girdėjau idėją, kad norisi susitikti tam baltam lape ir ypač vietame taške. Bet vis dėlto mes ateinam su viskuo, kas telpa mūsų asmenybėse. Klausimas tik tai, kiek tai padeda ir trukdo. Ir tada gal reviziją verta pasidaryti, ką aš veikiu viešoje erdvėje, LinkedIn arba Facebook'e, kad gali padėti arba trukdyti mano darbui. Tai ačiū už inspiraciją šitam pamąstymui. Gal aš šiek tiek, žinai, nešiau, atsiprašau, kad aš tu sakau, nes mes Gerai, tinka. Savo aplinkoje jo taip įpratę tiesiog betarpiškai kreiptis. Tai ta prasme, mes kaip profesionalai, yra antra kompetencija, ta prasme, coaching mindset ir ta prasme, kad mes einame į coachingo būseną ir tuo metu būname coachingo specialistai.
Tai jeigu mes susitiksim tą patį žmogų kitoje aplinkoje ar vakarėlėje, nežinau, ar kavinėje, tai mes galim pasilabinti, bet neišduoti. Man tokia analogija yra, pavyzdžiui, apie ribų valdymą, tai čia iš moteriško konteksto aš tą sunkiai suprantu, bet, pavyzdžiui, ginekologo nesikviestumėt į savo gimtadienį greičiausiai. Ta prasme, kad yra tos ribos, kur mes kaip profesionalai patys valdome ribas. Ta prasme, yra tokie specialistai, kurio nesikviestume į savo kažkokį tai baliuką. Tai, ta prasme, ta prasme, mes patys rūpiname savo higieną, norėjau pasakyti. Tai tas ribas mes proaktyviai nustatome. Ir nesvarbu, ką mes veikiame kitame gyvenime, ta prasme, kitose gyvenimo srityse, bet ten, kur, coachingo sesija, kur mes patys nustatome pradžią ir pabaigą, tai mes galime būti šiek tiek kitokie. Ir ten mes iš naujo kūrėme santykį. Ir tą santykį sukurti lengviau, kai nėra antro santykio. Aišku, žymiai sunkiau sukurti, kai yra ugdytiniai, kai esi pats tėčio ar mamos tam tikram ar mokytojo toje rolėje šiek tiek aukštesnis, žinantis. Tai tas nėra lengva, bet gyvenime būna viską. Gyvenimas nebūna idealus, labiau, kad kai Lietuvoje gyvename, mes tų visiškai nepažįstamų klientų labai mažai turime. Tai prasme, kad vis tiek susitinkame kažkokiam rate ir turime neišduoti ta prasme savo klientų, kad mes jį pažįstame ar iš kur pažįstame, bet klientai apie mus gali pakalbėti. Tai ta prasme, kad tas ribas nėra lengva, sąmoningai, bet galime išvaldyti. Tai ačiū labai už tos pastebėjimus, už pasidalinimą. Dėkui. Ačiū. Kas dar norėtume pasidalinti? Gal kas irgi norit ką nors apversti savo darbe arba nešti kažkokią eksperimentą? Matau, Marianos kamerą įsijungia. Gal kažką tai nori pasakyti, Mariana? Sveiki, labai fainai viskas. Girdėjusi, dalyvavau, bet čia triukšmingo vietoje tokie esu. Tai jeigu girdys normaliai? Girdisi pakankamai gerai, taip. O truputį aš įjungsiu video. Tai šiaip tokia kaip ir žinoma situacija, bent man nutikdavo arba laikas nuo laiko priartėjau prie jos ir vienaip arba kitaip pasielgiu. Turiu omeny, kažkaip tai irgi arba klientas nori kažko daugiau, aš panašiai irgi stengiuosi tai atskirti, paaiškinti, kad tai yra ne coachingo sesija ir kartais leidžiu savo pakalbėti apie tai, kartais ne. Ir tas panašus lengva abejonė pasilieka manyje, ar to reikia, ir truputį stebėjau, kaip tai manyje veikia, kai klausiausi jūsų pokalbio. Visai fainai surezonavo, kai tu pasakėjai apie tą drąsesnį priėjimą, kad nėra čia nieko tokio, jeigu perfekcionistiškai neprieiti prie to, kad tam būtent norėčiau laikytis tai griežtai ir atrodo netgi kažkaip tai nesustainability, kaip čia netvaru pasakyčiau, arba kaip, jeigu gali padėti klientui kažkaip, tai ir jauti intuityviai, kad tai vietoj, tai visai atrodytų gal net keista, kad to kažko nepadarai. Tai kaip tai padaryti geriausių būdų, kad tai ir išsaugoti tą coachingo standartą ir nesumiksuoti nieko. Tai manau, abudu nustudėjus, man visai tinkamas modelis. Aš taip maždaug elgiausi ir planuoju elgtis, kad kartais kai jausiu, tai imsiu ir panaudosiu kaip small talking arba kažką tai tokio. Bet pačiam tikrai, manau, nereikia siūlytis
Išskyrus galbūt tos tokius atvejus, kada jauti, kad kažkas dar kaba nepasakyto, o tai įpraturtintų, žodžiu, su tom mintim ar aš ir išeinu, kad jisai irgi žinodamas, ar taip arba taip, manau, kad ir taip mūsų. Tai gera, irgi buvo pamastymai apie efektyvumą klientui, apie coachingo grynumą. Ir ačiū labai. Tikslinga turbūt gana, iš kur aš kalbu. Gerą vakarą visiems. Ačiū Marijanai. Supratau, kad situacija pažįstama, ta prasme, kad tai kartojasi tikrai ne vienam ir tai kartojasi pastoviai, kad klientai turi kažkokius kitus lūkesčius ir tas ribų valdymas ir ką mes galime padaryti, tai dar yra ką veikti, ta prasme, yra ką veikti net ir patyrusiems žmonėm, ta prasme, kad link tobulybės, ne? Prasme. Jo. Link švaros, ar ne, mes kaip Kęstuti pats sakėjai, supervizija tai kaip pirtis, ar ne, išsipirtini išeini ir gera, ir jauku, ir tas jausmas po jos visą laikais būna toks tikrai labai geras, bent jau man. Jo, tau geras, bet matai, aš iš Marijano išgirdau tai tokį dar susimastymą, ta prasme, dar tas nesibaigė jo ciklas mąstymo. Jam tik tai mintis, žinai, kaip tą, žinai, ateityje ir kokių santykių ir kada, kaip ką daryti, žinai, nes ir situacijos skirtingos ir tai, neįmanoma padėti tašką, noriu pasakyti vieną kartą, nes tai kiekvieną kartą tenka, improvizuoti, intuityviai priiminėti kažkokius tai sprendimus. Jo, tai gal dar kažkas norit pasidalinti? Bet ko norit pasidalinti? Aš galiu pasidalinti, jeigu galima. Taip, būtinai. Žyginta, prašom. Gal tai jau buvo paminėta, man atrodo, Aušra paminėjo, bet man labai, aš vis tiek, kai klausiausi, negaliu nereferuoti į jūsų pokalbį ir į tai, ką Rasa įvardino. Vienas momentas, kai įvardino, kai jai pasako žmogus, kad va, čia prisiskaičiau LinkedIn apie jūs. Ir aš žinau tą momentą, atpažinau save ir susimąsčiau, kai man tai pasako, aš visada, ką dabar beklausydama jūsų, visada viduj įsitempiu ir irgi tas įsijungia kažkoks tai, labai gražiai jūsų diskusija nuvilnijo į perfekcionizmą, idealizmą, bet kai man tai pasako, manyje matyt įsijungia kažkoks tai tas perfekcionizmas, kad, kažką prisiskaitė, tai dabar, turiu, ne tai, kad turiu atitikti, tai visiškai nėra sąmoninga mintis, aš ta prasme taip nepagalvoju, bet dabar jūsų beklausydama, aš tokį užčiopiau, nežinau, iš jūsų pokalbio, kad, geras, tai kai tai pasako, aš tada savo pradedu kažkokį kelti pati, kartelę, kad turiu dabar, atstovėti tą, ką ten tas žmogus prisiskaitė ir gali būti, kad tada mano sesijoje dingsta mano tiesiog buvimas tame neutral zone, nes tada pradedu taikyti tą kažkur tai, kur ten tas žmogus ką priskaitė, kažkokią kartelę. Tai žodžiu, irgi aš neturiu jokio atsakymo, bet man šita vieta, aš turėsiu pastebėti. Ta prasme, noriu pastebėti, nes pajutau viduj tokį įsitempimą šito beklausydama, kad tikrai, kai man tai pasako, man viduj kažkos tai įsitempia. Bet ar tai pakeičia mano, tą santykį, nes tada žmogus tave stato ant pjedestalo iš esmės ir tada tu negali būti, nes pats tas žmogus tave stato, tu negali būti lygių su lygiu, o norisi, būti be jokių etikečių, be jokių statusų, kurti tą absoliučią švarę erdvę, tai man šita vieta labai užsifiksavo ir dar kai Aušra irgi pakartojo, tai pasiemu šitą.
pasiemu šitą labai toks geras ir matyt mes visi su tuo susidurėm ir tie socialiniai tinklai, nu tokį, it's not doing good šitoj vietoj, nes tikrai uždeda kažkokį iš karto, nu, lūkestį tokį. Tai va, tai labai ačiū, man labai šita vieta buvo tokia, nu, pamąstymui. Ir toliau jinai yra dar, aš neturiu atsakymo savo. Tai ačiū labai. Jo, ačiū Džiugintai, labai gerai suprantu, kad kartelė pakyla, nes klientai mums pakelia. Nežinau, ar pakyla, bet gal viduje įsitempiu, ne? Nes aš nežinau, ką ašgi neklausiau, ja, ne, nu ir ką jūs perskaitėt, ir ką galvojat, bet viduje kažkas tai, nu toks, vat, kažkoks tai tarsi neutralumas, dingsta kažkoks neutralumas, atsiranda kažkas tokio, bet nežinau, neturiu dar savo atsakymo. Tai va, tiesiog norėjau pareflektuoti šitą, ką išsinešu. Ačiū labai. Aš tik matau, žinai, tokį paveikslėlį, mes naudojam balto ekrano metaforą, ne? Ta prasme, nes baltas ekranas, kai baltas, tai tada kliento filmas jame eina, bet jeigu mes jame sukame savo filmą, tai 2 filmai nelabai kai žiūrėsi, ne? Tai čia klientas ateina ir apipaišo mūsų ekraną. Graži metafora. Kažką tai jo, tai ta prasme, mes būname švarus, o jie ateina mūsų išpurvina. Nepurvina mūsų klientų. Nu gerai, bet mus išmuša iš vėžių. Man labiau patinka metafora, kad paima ir uždeda ant pjedestalo, nu ir kaip tu tada su žmogum, nu nes energija norisi, kad tekėtų, daug Rasa apie energiją kalbėjo, ne, energija teka, kai mes esame va, tam vienam lygmenyje, ne, ir kuriasi laukas, bet kai pakelia ten kažkur tai, ne, kad va, čia tiek skaičiau, perskaičiau, tai tada, nu, gali nepasiekti ir tie klausimai, ir tos žinutės, ne, nu, va, tarsi tada tas laukas pradeda skirtis. Man daugiau gal apie tai. Jo, supratau. Žinai, aš dar prisiminiau tokią, yra knyga Kaip būti gerais tėvais. Ta prasme, apie tėvystę, žinai, nes tėviškas santykis, ar mamiškas, ta prasme, kad jis yra, vis tiek yra. Tai pirmas, žinot, koks patarimas yra, arba pirmas punktas, kaip būti gerais tėvais, tai reikia nustoti stengtis. Ta prasme, reikia būti savimi. Tai aš galvoju, kad čia irgi kažkiek yra apie tai, kad kai tik pradedi stengtis ir kai tau klientas sukelia lūkesčius, tai tada nebūni savimi. Nu, ta prasme, ir tada nebūtinai esi patenkintas viduje, kad padarai viską taip, kaip norėtum. Jo, čia gali būti, aš dar neturiu savo atsakymo, ką man tai sukelia, aš tiesiog užfiksavau šitą momentą ir ateityje pastebėsiu, tai jo. Ačiū labai už pasidalinimą. Ačiū. Tada? O galima dar vieną įžvalgą apie save? Galima, aišku. Man labai taip rezonavo tos rolės, kadangi aš pati dirbu irgi švietime, ir savų vaikų neturiu, tai aš taip vis dėlto manau, kad va, ta problema, su kuria dabar va, čia susidūrus esu, gali būti iš to, kad aš pernelyg mama būnu vaikams ir kartais netiek, nu kaip, reikia pusiausvyrą labiau atrasti tarp mamos ir tos tokios dėstytos rolės. Taip. Ir kad ta problema mažėtų. Tiesiog truputėlį rolės kartais supainiai. Jo, sakysim, jeigu kalbant apie vaikus, vis tiek sunku labai išvengti tos tėviškos ar mamiškos rolės. Aš pasakysiu, ką aš išmokau. Išmokau užauginęs 3 vaikus su 4. Ta prasme, kad aš vaiką specialiai žiūrėdavau į didesnį, negu yra iš tikrųjų. Ta prasme, aš jį užaugindavau, jis prašydavo Lego šitą City, aš jam nupirkdavau Lego Technic. Jam 6 metai, aš nuperku konstruktorių nuo 12. Nu, jis iš pradžio jam nesudeda, paskui metą užsipyksta, paskui kartu sėdam ir padarom. Tai noriu pasakyti, kad mes tėvai, bent jau tėvų rolė, dažnai žiūrim į vaikus kaip į mažesnius, negu jie yra iš tikrųjų, arba kaip jie norėtų, kaip jie žiūrėti. Tai aš savo proaktyviai stengiausi juos padidinti. Ir tai labai dera su coachingo požiūrį, nes mes tikime klientų labiau, negu jisai pats savimi. Tai vat, žiūrėti vaikus į didesnius, negu jie iš tikrųjų, negu jie šiandien sugeba kažką padaryti, bet tikėti, kad jis gali padaryti daugiau, tai man atrodo, galima tą pasimti, nežinau, bet bent jau aš tiesiog dalinuosi, kas man gyvenime padeda ir kaip padeda auginti jau sąmoningiau vaikus, būtent savo vaiką jau paskutinį.
Gal dar kas turit kokių minčių pasidalinti? Arba galbūt norite kažką apie superviziją paklausti? Arba aš tada paklausčiau, ko skiriasi nuo coachingo? Aš netiek daug tų coachingo sesijų turėjus, bet kaip suprantu, coachingė labai daug kartų perklausė ir daug kartų, bent jau mano sesijose, pasako, tai teigi šitaip ir šitaip, ne? Ar tikrai teigi šitaip ir šitaip? Tas perklausimas dažnesnis. Ir aš taip galvojau, kad ir čia bus to perklausimo daug, o čia viskas vyko taip labiau taip takiai gal pavadinkim. Organiškai. To perklausimo ir perfrazavimo labai daug nebuvo. Aš tokį išvelgiau. Nežinau, ar tai tikrai taip, bet aš išvelgiau, kad nebuvo daug perklausimo, perfrazavimo, ar čia jūsų asmeninis stilius. Jo, aš galiu pakomentuoti, ta prasme, pradedant coachingą, iš tiesų perfrazavimas kaip technika, jinai gana padeda. Jinai padeda tiesiog klientui pamatyti, išgirsti jo žodžius iš kito žmogaus, pamatyti tokį tarsi veidrodyje savo, ką jisai sako. Tai padeda jam pasižiūrėti į save, į savo situaciją šiek tiek kitaip. Tai klientui teikia naudą. Kalbant apie mano stilių ir apie mano patirtį, aš vis tiek coachingė nuo 9 metų, tai man jau nebereikia to, ta prasme, arba dažnai nereikia, arba aš perfrazuoju, visiškai perfrazuoju, kažką paryškinamas specialiai, ta prasme, arba netgi šaržuodamas, kaip su provokacijos elementu. Tai, ta prasme, man to nereikia, nes jaučiu žmogų, ta prasme, man nereikia pasitikrinimo, o vertę galima ir kitais būdais, bet čia yra viena tik tai iš technikų tokia, kaip sukurti vertę, tai jinai gali būti ir ten, tai čia tokio skirtumo didelio aš nedėčiau. Gal nuo asmeninio stiliaus, nuo patirties, tai gali būti ir ten. Bet supervizija vis tiek jinai tokia yra dažniausiai gilesnė, gerokai gilesnė. Gilesnė, ta prasme, kad tie tokie tik atspindėjimai, jie nebūtinai veda į gilę, tai to neužtenka, noriu pasakyti. Mano toks komentaras į tą. Gal turit dar kažkas pastebėjimo? Skirtumų tiksliau. Tai akivaizdus skirtumas, kad jau labai daug buvo patarimų, ko coachingė tikrai visai nėra. Tai čia labai jau akivaizdžiai. Ar tu čia taip specialiai darai, kad visi pajaustumėm tą skirtumą tokį didelį? Jo, dabar klausimas labai geras specialiai, ne? Pabrėžiai tarsi labiau tą vietą. To, ko aš nepadariau, žinai, o galėjau padaryti, tai supervizijoje mes stengiamės sukurti, viena iš technikų yra pozityvų perkelimą. Tai pavyzdžiui, jeigu klientas ateina su tuo, kad jisai, nežinau, kažką tai daro vienaip, tai aš turiu pademonstruoti coachingo sesiją, sukurti patirtį kitokią, tam, kad jis pasiimtų į savo praktiką. Tai šituo atveju tai negalioja, ta prasme, bet išvada kažkiek siejasi su tuo, nes Rasa, ta prasme, pasidarė savo išvadas, kokią vertę arba nevertę ir kada duoda kokius aspektus, įvardina savo, ta prasme, patarimai, ką jie duoda. Tai, sakysime, aš manau, kad tam tikra prasme įvyko tas, kad nauda, ta prasme, iš patarimų, nes jos buvo klausimas, jinai savo kažkokias išvadas pasidarė. O kalbant apie tai supervizijoje, būtini patarimai, ta prasme, aš kaip supervizorius turiu įnešti vertinimų, ta prasme, tai yra ir palaikymo elementas, atsispindėjo mūsų sesijoje, ta prasme, kai aš tam daug kalbėjau, tai pasirodė, man taip atrodo, aš nežinau, ar tai buvo iš tikrųjų, atsiprašau, Rasa, aš dabar interpretuoju savaip, bet galbūt pasirodė, kad pas ją ne viskas yra blogai, ta prasme, jinai gavo patvirtinimą, kad viskas su ja yra gerai ir man atrodo, tada lūžis įvyko. Nežinau, aš čia spėlioju. Bet ta prasme, kad tas palaikymo elementas ir komentavimas, tai ta prasme, jisai būtinas yra. Ir kitas dalykas, kad supervizija yra aprašomasis procesas, kad mes turime aprašinėti žodžiais. Kad jeigu ten coachingą mes galime ten
nežinau, emocijos, paviršiumi ar kažkaip, tai čia yra toksai labiau kognityvinis procesas ir jis gerokai sunkesnis, ta prasme. Man tiek kaip supervizoriui sunkiau dirbti, aš turiu daugiau dirbti, nes aš daugiau savo prisiimu atsakomybės ir klientui taip pat yra sunkiau, nes tai reikia giliai galvoti. Tai sakau, gal to gilio, sakysim, nebuvo, kiek paprastai būna supervizijoje, nes vis tiek čia yra ekranas, yra stebinti žmonės, tai vis tiek yra tų aspektų, bet vis tiek tai yra sunkesnis ir klientui. Nežinau, Rasa, po to pasakysi. Ar sunkesnis procesas negu coachingo sesija, bet vis tiek tai yra apkrauna. Tai jeigu klausimas apie patarimus, tai patarimų, ta prasme, pasidalinimo praktikai ir sustabdymo ir panašiai, tai čia gerokai daugiau. Ta prasme, tai legalu yra. Legalu vertinti arba išsakyti vertinimus. Ja. Daugiau kažkokių pastebėjimų. Skirtumų. Gal kažko paklausti, tiesiog norite manęs. Rasai duokim balsėti, jos neklauskim manęs. Aš nepavargau. Aš žinau, bet man... Leiskit man pagirti Kęstutį. Iš tikrųjų, čia yra nereklaminis pranešimas. Tiesiog noriu pasakyti, kad labai džiaugiuosi, kad mes Lietuvoje turim ICF supervizijas, kurios atsirado šiemet, Kęstučio iniciatyva. Ir aš sąmoningai šiandieną jungiausi, nors neplanavau būti supervizijoje, bet galvoju, jeigu nebus nieko, tai eisiu aš, nes visą laiką yra coachingo sesijos, vyksta, visą laiką yra klausimų. Nors pati irgi tikrai esu patyrusi įvairiausių supervizijų ir grupinių, komandinių ir visokių dabar praėjus visai neseniai. Tai Kęstuti, ačiū iš tikrųjų, kad mes turim tokią pirtį Lietuvoje ir galim matyti su savo klausimais pas tave į supervizijas. Super. Ačiū. Jo, jeigu norėtųsi prisijungti, mes dar turim vieną susitikimą birželio 10 dieną. Bet tada reikėtų susirasti ir brūkštelt man, ten buvo ir forma, ir kažkur Facebook'e ar gal LinkedIn'e, jau tiksliai nebeatsimenu, į ICF tinklapį buvo kvietimas. Arba tiesiog mane susiraskite, Kęstutis Mikolajūnas, ar pasakyti gal telefoną savo, ar e-mailą. LinkedIn'ą. Neturiu paranką, bet susirasi. Nėra daug Kęstučių Mikolajūnų. Kestutis@mikolajūnas.com, jeigu ką. Tai tiesiog birželio 10 dieną mes renkamės 18 valandą nacionalinėje bibliotekoje. Ir kol kas ten yra 3 turbūt tik tai žmonės, iki 6 žmonių gali būti grupinė supervizija. Ta prasme, iki 6 klientų, aš 7 būčiau, tai dar porą vietelių turim. Aišku, kai komfortabiliau su mažesnė grupė, bet jeigu būtų noras, ir tai yra nemokamai. Mes jau turėjom 3 susitikimus berods. Daugiau klausimų nebėra? Nesimato, va jau atsijungia kažkas. Ačiū, Rasa, už komplimentus. Tai kai tu sakai naujas dalykas, aš susiradau neseniai, nes prisiminiau, kad kažkada buvo filmukas. Tai yra ištraukos apie superviziją, yra sename YouTube profilė ICF Lithuania. Jo, ir ten yra 11 metai. ICF vyko supervizijos, aš dariau grupinę superviziją. Super. Galėsiu pasidalinti, aš tau atsiųsiu. Labai įdomu. Tai nėra nauja, bet žinai, kas nauja, tai nebūtinai visiškai nauja. Tai va, tai aš jau irgi kažkiek turiu daugiau patirties, vis tiek laikas eina, tai mūsų užaugina, nori ar nenori. Coachingas toksai yra akceleratorius asmeniniam augimui ir patys coachingo mokymai ir coachingo specialisto darbas, jisai neleidžia sustoti savaime. Profesija taip pat yra tokia
aš kaip karjeros dar konsultantas galiu pasakyti tai apie profesijas, kad save reguliuojanti profesija neauga žymiai labiau. Nu, pagalvokim apie tai, kad Lietuvoje, pavyzdžiui, notarai ir advokatai, kokius jie barjerus susikūrė kaip save reguliuojančios profesijos. Ta prasme, kad teisininkų kepa bilė kiek, bet advokatų tapti labai labai sunku. Taip pat ir notarų, tai net nežinau, kaip notarų tapti, jie greičiausiai išvis nepriima, turbūt advokatų net lengviau tapti. Bet noriu pasakyti, save reguliuojančios profesijos jos jau greičiau auga. Tai va tos valstybės, kurios nustatė coachingų standartus valstybiniu mastu, tada jų augimas šiek tiek sustoja. Tai aš matydamas coachingo progresą, jisai tikrai yra labai toli ir kompetencijos dabar gerokai, ta prasme, perdarytos ir etikos kodeksas, kas 4 metus keičiasi. Aišku, ten ne viskas su etikos kodeksu gerai, nes filosofija berods nuo 12 metų jinai dingo iš apibrėžimo, iš etikos kodekso, kad klientas yra įgalus, kūrybingas ir visagalintis. Tai man coachingo apibrėžime dar vis dėlto to trūksta, nes coachingo apibrėžimas, jis nėra labai konkretus coachingo profesijai, jį galima pritaikyti ir kitom. Tai kaip buvo apie coachingo filosofiją, berods 12 metų galima susirasti internete pasigūglinus etikos kodeksą, senąjį variantą, tai ten buvo tokia pastraipa apie filosofiją. Gerai, tai ačiū labai už tai, kad buvote kantrūs, kad rūpi, kad dalinamės coachingu, kad kartu galime tobulėti ir ieškoti bendrų taškų. Kartais, man atrodo, vis tiek tokia profesinė asociacija, kai mes nebūname iki galo atviri, nes tai vis tiek kažkurioje vietoje gal ir esame konkurentai, tai man labai smagu, kai randame vietų, kur galime bendradarbiauti, nežiūrint tai, kad kitose srityse gali būti visaip. Tai vat aš galvoju, čia tai labai dera su ACF vizija, su asociacijos vienyti, tai kai turime bendrų dalykų, bendrų praktikų, bendrų pasidalimų, tai ir kai, kaip sako, kai mes vienas kitam galime duoti ir nuo to visi pasidarome turtingesni, tai man atrodo, tuo ir galime dalintis. Tai ačiū dar kartą visiems. Ja, ir aš, Kęstuti, dar labai noriu padėkoti sureagavusiam į superviziją, nes supervizijoje lygiai taip pat ir supervizorius tikriausiai ir aš, ar ne, kuri buvau šiandieną kitoj kėdėj, tai labai daug irgi pasiemam iš jūsų patirčių, ką jūs patyrėt klausydami superviziją, tai labai dėkoju ir parašiusiam, ir pasisakiusiam, tai buvo labai vertinga ir netgi gal net gimė paskutinė mano įžvalga prieš išėjimą, savo pasirašiau pastangos ir prisiminiau savo gimdymą, kai sako pasistenk, ir aš suprantu, kad neįmanoma gimdyme pasistengti, tu tiesiog gimdai. Tai galbūt va su ta mintim ir išeinu ir apie coachingo sesiją. Jo, aš dar irgi vieną komplimentą pasakysiu, kad Rasa yra kalta, kad supervizijos priminė, užminė man ant kulno ir visaip kitaip, kad po ACF stogo atsirado supervizijos. Ačiū dar kartą. Ačiū jums abiems labai labai. Ačiū. Ačiū, gero vakaro visiems. Viso. Dėkui viso. Viso geriausio.